Kas yra tavo didžiausias priešas investuojant? Ne ekonomikos krizės, ne infliacija, o tavo sieninis kalendorius. Dauguma žmonių daro vieną kritinę klaidą. Jie galvoja, kad prarastą laiką vėliau kompensuos tiesiog dirbdami sunkiau ir investuodami didesnės sumas. Bet matematika neturi gailesčio. Šiandien aš tau įrodysiu, kad vos vienas pavėluotas dešimtmetis tau gali kainuoti visą šešiaženklę sumą. Mes paimsime 3 realius žmones – 20-metį, 30-metį ir 40-metį. Ir tiksliai paskaičiuosime, ką kiekvienas iš jų privalo daryti šiandien, kad jų sąskaitoje atsirastų 100 000 eurų. Pažadu, kai pamatysi šios skaičius, daugiau niekada nesakysi. Pradėsiu nuo kitų metų. Sveiki, aš Auksė. Prieš mums neriant į 3 herojų skaičius, turime trumpai išsiaiškinti, kodėl tas laikas yra toks galingas. Viskas remiasi sudėtinių palūkanų principų, bet pamirškime sudėtingas matematikos formulės. Tiesiog įsivaizduokite, kad kiekvienas jūsų investuotas euras yra jūsų asmeninis darbuotojas. Pirmus 4 metus jūs tiesiog siunčiate savo darbuotojus į rinką. Tai yra jūsų mėnesinės įmokos. Iš pradžių jūsų komanda maža. Jų atnešamas pelnas mėnesio pabaigoje atrodo juokingas vos keli papildomi eurai. O kartais, kai rinkos svyruoja, atrodo, kad tavo darbuotojai apskritai streikuoja ir atneša minusą. Tai tas momentas, kai dauguma išsigąsta, nusivilia ir nori viską mesti. Bet štai kur prasideda magija. Tas uždirbtas pelnas, tie nauji eurai, patys tampa jūsų darbuotojais. Jiems nereikia atostogų, jie neprašo pakelti algos, jie niekada nemiega. Jie iškart eina dirbti ir uždirba tau dar daugiau naujų eurų, kurie automatiškai stoja į tavo komandos gretas. Jei jūs jų nestabdote, ši nematoma grandininė reakcija nesustojamai auga, kol po 10-mečio jūsų darbuotojų armija tampa tokia milžiniška, kad jos uždirbamas pelnas gerokai viršija tai, ką jūs patys pridedate iš savo algos. Ateina momentas, kai nebe jūs dirbate dėl pinigų, o jūsų pinigai spausdina pinigus. Jei šis darbuotojų palyginimas jums padėjo paprasčiau pamatyti sudėtinių palūkanų jėgą, spauskite patinka. Tai bus greitas signalas man, kad tokia finansinė edukacija be sudėtingų terminų jums yra naudinga. O dabar pažiūrėkime, kaip ši darbuotojų armija veikia realybėje. Mes šiandien skaičiuosime su 10% metinė grąža. Tai yra istorinis S&P 500 vidurkis per pastaruosius dešimtmečius. Žinoma, infliacija egzistuoja. Ji po truputį mažina pinigų vertę, bet mes taip pat darysime prielaidą, kad investuoji visą laiką po 200 eurų per mėnesį. Labai tikėtina, kad metams bėgant tavo pajamos augs, galėsi skirti daugiau ir tai padės aplenkti infliacijos įtaką. Ruošdama šį epizodą prisiminiau patį pirmąjį savo matytą video apie investavimą. Tai buvo Emilio iš Financial Lithuanians analizė, kurioje jis lygino 3 skirtingas situacijas. Jo išvada matematiškai pagrindė, kad bandymas atspėti rinkos kryptį yra bevertis, o didžiausią grąžą atneša paprasčiausias nuoseklumas. Tai viską sustatė į vietas. Būtent tada baigiau svarstymus ir iš dvejojimo perėjau prie realių veiksmų. O šiandien aš paruošiau savo 3 scenarijus. Jei bent vienas iš jų tau surezonuos ir pradėsi žengti pirmą žingsnį, vadinasi, savo tikslą pasiekiau. Taigi, dabar kviečiu panerti į 3 herojų istorijas. Pradėkime nuo Marytės. Marytei yra 20 metų. Ji studijuoja, galbūt dirba pusę etato, bet nusprendžia, kad vietoj 5 kavos puodelio ar nebūtino daikto ji kas mėnesį į savo brokerio sąskaitą perves 200 eurų. Marytei nereikia jokių stebuklų, tik kantrybės. Naudojant Financial Lithuanians investavimo skaičiuoklę, Marytės rezultatai yra tiesiog neįtikėtini. Ji savo 100 000 eurų tikslą pasieks po 17 metų. Tai reiškia, kad būdama 37, ji savo sąskaitoje turės 106 452 eurus. Per tuos 17 metų Marytė iš savo kišenės įnešė tik 40 800 eurų. Visa kita suma, daugiau nei 65 000 eurų, užaugo savaime. Tai yra laiko galia. Jo 100 000 dabar generuos solidžią grąžą, net jei nieko papildomai nedarant. Beje, Marytės sėkmė remiasi tuo, kad ji renkasi efektyvius įrankius, tokius kaip ETF fondai. Jei dabar svarstai, nuo ko pradėti ir kaip apskritai šie instrumentai veikia, esu dedikavusi atskirą epizodą pavadinimu Kaip išsirinkti ETF. Nuorodą paliksiu ekrano dešinėje viršuje ir epizodo aprašyme. Dabar pažiūrėkime į Zigmą. Zigmui yra 30 metų. Jis sako,
Aš irgi noriu tų 100 000, pradedu šiandien. Zigmas investuoja tuos pačius 200 eurų per mėnesį. Kadangi jis startuoja 10 metų vėliau nei Marytė, savo šešiaženklę sumą jis pamatys būdamas 47. Bet štai kur slypi tikrasis praleisto laiko svoris. Kol Zigmas 47 pagaliau pasiekė savo pirmąjį 100 000 kalną, Marytė, kuri pradėjo 20 ir tęsė savo 200 eurų įmokas, būdama tų pačių 47, jau turi 329 000 eurų. Tik įsiklausyk į šį skirtumą. Tie patys žmonės, tas pats mėnesinis įnašas, be 10 metų skirtumas starto linijoje virto beveik 230 000 eurų skirtumų ateityje. Dešimtmetis investavime yra vertas milžiniškų sumų dėl to paties darbuotojų armijos efekto. Marytės komanda tiesiog turėjo daugiau laiko išsiplėsti ir uždirbti papildomą pelną. Ir tada turime Alfą. Alfas yra 40-metis. Galbūt jis iki šiol manė, kad investavimas yra per daug sudėtingas, o gal tiesiog gyvenimas sukosi per greitai. Bet Alfas nusprendžia, kad geriau pradėti dabar, nei visai nesirūpinti savo ateitimi. Alfas investuoja 200 eurų ir savo 100 000 pasieks būdamas 57. O dabar pažiūrėkime, kur tuo metu bus Marytė. Jei ji tiesiog tęs savo pradinį planą, būdama metais vyresnė, tai yra 58, jį peržengs milijono ribą ir turės apie 1 032 000 eurų. Alfas gali pasijusti nuliūdęs, bet aš jam pasakyčiau, Alfai, tu tikras nugalėtojas, nes būdamas 57, tu jau turėsi 100 000 eurų kapitalą. Tuo tarpu kiti jo bendramžiai, kurie vis dar svarsto, artėdami prie pensijos galimai neturės nieko ir su nerimu lauks, ar valstybė jais pasirūpins. Alfas savo tikslą pasiekė per 17 metų. Tačiau tai nėra vienintelis scenarijus ir Alfui nebūtina su tuo tiesiog susitaikyti. Egzistuoja būdas, kaip vėlyvą startą paversti galingų šuolių ir gerokai aplenkti pradinius skaičiavimus. Visa paslaptis slypi vienoje detalėje, kurią daugelis pamiršta, nors ji gali visiškai pakeisti žaidimo taisyklės tiek Zigmui, tiek Alfui. Iki šiol mano skaičiavimai rėmėsi prielaida, kad visus 20 ar 30 metų investuoju po tuos pačius 200 eurų. Bet pagalvok logiškai, ar tavo pajamos per 10-metį nesikeis, jei Zigmas ar Alfas nuspręstų pritaikyti atlyginimo indeksavimo taisyklę, tai yra kasmet padidinti savo mėnesinę įmoką 10%, pavyzdžiui, kitais metais investuoti ne 200 eurų, o 220, jų rezultatai tampa dramatiškai geresni. Naudojant šią strategiją, 100 000 eurų tikslas pasiekiamas ne per 17, o vos per 13 metų. Dar daugiau, per tą patį laiką, kol Alfas be indeksavimo pasiektų savo pirmąjį 100, indeksuojantis investuotojas sąskaitoje turėtų jau virš 203 000 eurų. Tai yra žinutė Alfui ir visiems, kurie jaučiasi pavėlavę. Jei negali investuoti ilgiau, investuok protingiau. Didink įmokas kartu su pajamų augimu ir laiko trūkumas taps nebe toks baisus. Tavo nuoseklumas tiesiog nupirks tau papildomus 4 metus laisvės. Nepamirškime ir nepatogios tiesos – infliacijos. Taip, po kelių dešimtmečių 100 000 eurų nebus tokie patys kaip šiandien. Tačiau tavo tikslas yra ne tiesiog gražus nominalas, o pats mechanizmas. 100 000 riba yra tas esminis lūžio taškas, kai tavo investicijų grąža pagaliau aplenkia tavo asmeninės įmokas. Tai akimirka, kai nebe tu vienas tempi vežimą. Tavo pinigų armija pradeda dirbti 4 kartus sunkiau už tave patį, o kapitalas užtikrintai auga greičiau nei kainos parduotuvėse. Būtent tas momentas, kai pinigai pradeda dirbti patys, ir yra priežastis, kodėl aš šiandien dalinuosi Marytės, Zigmo ir Alfos scenarijais. Kai pirmą kartą pati patikėjau, kad toks lūžis yra realus ir įmanomas, viskas pasikeitė. Man niekas to nerodė mokykloje. Man neparodė, kai buvo 20. Jei būčiau pamačiusi tada, tikriausiai šiandien šį tekstą rašyčiau iš savo terasos, kažkur pietuose, o neskaičiuodama savo pirmus pasiekimus. Bet aš nesigailiu, aš džiaugiuosi, kad pradėjau vėliau, nes baisiausia būtų buvę nepradėti išvis. Mano misija yra paprasta. Noriu, kad bent viena Marytė šiandien atidarytų brokerio sąskaitą, kad bent vienas Zigmas suprastų, jog kiekvieni metai, kuriais jis atidėlioja,
gali kainuoti dešimtis tūkstančių eurų. Financial Lithuanian skaičiuoklė negailestingai parodo praleisto laiko kainą. Jei Zigmas nuosekliai investuos 30 metų, jis sukaups virš 452 tūkstančių eurų. Bet jei jis nuspręs palaukti ir startuos vos 1 metais vėliau, jo galutinė suma kris iki 406 tūkstančių eurų. Tai 1 metai dvejonių jam kainuos daugiau nei 45 tūkstančiai eurų. Investavimas nėra apie tai, kaip tapti turtingam per naktį. Tai apie ramybę ir užtikrintą savo ateities kūrimą. Pradėk šiandien, nes kiekviena laukimo diena yra brangiausia prabanga, kurios mes negalime sau leisti. Tačiau galbūt tavo sąskaitoje pinigų yra, bet investicija vis dar 0. O galbūt jau pradėjai, bet tiesiog pasiklydai kelyje. Būtent todėl paruošiau tau visą 2026 planą. Čia sudėjau savo patirtį į vieną strategiją. Kaip aš pradėčiau viską iš naujo, jei turėčiau 0 investicijų, bet šiandienos žinias. Nuorodą į epizodą paliksiu pačioje pabaigoje. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kito karto.